Ir nors praėjus 2 metų labai gerai atsimenu savo pirmą įspūdį iš tiesų, kai išsitraukiau savo pirmąją kortą ir perskaičiau afirmaciją. Tai buvo taip stipru, tai taip sugraudino ir taip palėtė kažką tokio labai labai svarbaus viduje, nes tai buvo tiesiog 100% į 10. Bet kai pradėjau skaityti, kas per aprašymas ir ką reiškia, tai tiesiog aš negalėjau sulaikyti ašarų, aš iš tiesų labai apsiverkiau. Iš to tokio tikrumo, iš to, kad skaitau tai, ką pati savo negaliu pripažinti, bet ką suprantu, kad labai svarbu buvo išgirsti tuo momentu. Ir tas pirmas įspūdis ir toliau naudojant kortas visiškai nepasikeitė, nes kiekvieną kartą išsitraukus, tai buvo viena vertus staigmena, kita vertus aš būtent tokioje būsenoje visą laiką ir buvau. Tiesa, turiu pripažinti, kad kartais, skaitant aprašymą, pakankamai smarkiai jungiasi pasipriešinimas, ne visada norisi pripažinti tai, ką skaitai, prasideda neigimas tam tikras, protas pradeda žaisti žaidimus ir norisi išsitraukti, ne, šiandien čia man netinka ta korta, gal aš kitą įsitrauksiu. Bet įsitraukus kitą kortą, turiuomenį išmaišius ir antrą kartą traukiant, labai dažnai tai yra ta pati korta. Ir atrodytų kokia tikimybė, kad iš 40 kortų vėl įsitrauki tą patį. Bet, tuomet dar aiškiau supranti, kad tai yra tiesiog tai, kas yra šiuo metu ir tai yra ta būsena, kurioje esi ir, vienintelis kelias yra ją priimti.